Sveiki visi investavimo pulso tinklalaidės klausytojai. Trečią mūsų šių metų laidą pradedame su šiokiais tokiais pokyčiais. Nuo šiol galite mus ne tik girdėti, tačiau ir matyti. O su manim studijoje šiandien kolegos, kurių pernelyg daug nereikia pristatinėti, kadangi tai jiems nėra pirmas tinklalaidės epizodas. Su manim yra Orion kapitalo rinkų skyriaus vadovas Mantvydas Žiekas. Ir Henrikas Misiūnas, portfelio valdytojas, kuris beje, nežinau žiūrovai, kada stebite šį epizodą, tačiau Henrikas šiandien švenčia gimtadienį, tai sveikinam dar kartelį. Malonu, ačiū. Ir kalbėsime šiandien dar vieną karštą temą, tai yra apie technologijų sektorių, kuris pastaruoju laikotarpiu vėl išgyveno labai stiprų augimo ralį. Paliesime ne tik dabartinės aktualijas, tačiau pabandysime pakvestionuoti ir aptarti fundamentalius aspektus šios sektoriaus bei kaip jį reikėtų analizuoti. Taip pat visiems klausantiems norėčiau priminti, kad tai nėra pasiūlymas pirkti, parduoti ar laikyti šioje tinklalaidėje minimus vertybinius popierius. Prieš priimant investicinį sprendimą rekomenduojame pasitarti su jūsų finansų konsultantu bei vertinti visas su finansinė priemonė susijusias rizikas ir kitas jums reikšmingas aplinkybės. Mantvydai, šių metų pradžioje su tavim įrašinėjome tinklalaidę, kur kalbėjomės, ko galim tikėtis iš šių metų. Tai praėjo vienas mėnuo, akcijų rinkos tęsė savo ralį. Kuo nustebino šis mėnuo, kaip pats vertini, galbūt pasikeitė vertinimas aplamai visų metų, kažko kito tikiesi dabar? Iš principo nepasikeitė vertinimas, tik tais, kas nustebino, kad ralis vis dar tęsiasi. Jeigu mano spėjimas buvo, kad artimiausiu metu turėsim pasikoregavimo rinkose, tai mes to pasikoregavimo vis dar neturim. Tai tas turbūt labiausiai nustebino, o kas tempia rinkas turbūt nėra paslapties, nuostabusis septynetas. Nuostabusis septynetas, kurį daugumoje sudaro technologijų sektoriaus įmonės, apie kurias ir pasikalbėsim. Esu pasirašęs kelis faktus apie patį technologijų sektorių, tai kas be ko jis yra didžiausias pagal savo rinkos kapitalizaciją, jis siekia beveik 17 trilijonų dolerių, antroje vietoje palyginimai yra finansų sektorius, tai yra 10 trilijonų dolerių. Ir bent jau nuo 2010 metų technologijų sektorius fiksavo įspūdingą vidutinę grąžą, tai yra apie 18%, tai neabejotinai didžiausias lyginant su visais sektoriais. Tai nepaisant to, kad pastaruoju metu technologijų sektorius demonstruoja vieną aukščiausių augimų lyginant su kitais, ką jis iš investicinės perspektyvos gali pasiūlyti investuotojui, kokie jo yra bruožai lyginant galbūt ir su kitom turto klasėm, ką jūs manot? Šiuo metu tai visas technologijų sektorius duoda mums augimo viziją, sakykime, įsitikinimą, kad antras kvėpavimas dirbtinio intelekto technologijų visų. Tas pats Microsoft'o judėjimas, Metos judėjimas iki all-time high rodo mums, kad investuotojai vis dar tiki, kad yra iš kur laužti tą vadinamą maržą papildomą įmonėm. Ir to sustojimo artimiausių metų išsikvėpimo nematome. Aišku, mums šią savaitę, ypač šiandien, yra pagrindiniai du rezultatai Microsoft'o ir Google'o, reikės aftermarketo. Reikės pasižiūrėti, kokias jų prognozės, bet arteinantiem 2 ketvirčiam panašu, kad kol kas nematome jokių indikacijų, kad rinka galėtų stoti šitoj vietoj. Bet paminėjai, kad šis sektorius šiuo metu suteikia augimo tą viziją, bet man ir buvo įdomus dar klausimas, ar technologijų sektorėje mes galime rasti tik tais augimo akcijas. Tarkim, vis tiek mes turime tą kategorizavimą į dažniausius 3 tipus akcijų, tai yra dividendinės, vertės ir augimo. Tai ar technologijų sektoriuje mes visada galime turėti tik tas augimo? Žinoma, ne. Puikus galbūt pavyzdys būtų IBM atvejas, kuris dabar yra reikšmingai pabrangęs, bet ne taip senai, 1,5 metų atgal žiūrint, visi buvo pilnai įsitikinę, kad IBM'as yra vertės įmonė, iš kurios tų papildomos vertės daugiau negali išlaužti. O managementas parodė kitaip, kad jeigu tu realiai jau esi tam, sakykime, value vertės ribose su teisingu managementu sprendimais,
Ir, sakykime, viziją optimatizuojant tą senąjį verslą legacy, savo segmentą, jeigu tu jį susitvarkysi, sakykime, spin-offinsi, parduosi ir prioritizuosi prie produktų, kurie yra šiuo metu paklausus, tu gali iš vertės pereiti atgal vėl į augimą, kaip ir visose, sakykime, įmonėse, ne tik technologijų, apskritai tas bangavimas įmonės tarp augimo, kokybės ir vertės, jis yra natūralus ciklas įmoniai ir su teisingu valdymu įmonės į tą ciklą gali apsukti į kitą. Aišku, tai užtrunka metus, 2, kartais 10-mečius, bet gyvos įmonės nebūtina. Įmonė nereikia nurašyti iš karto, kad jinai tapus vertės įmonė ir amžinai bus vertės įmonė. Supratau. Mantvidai, ką tau technologijų sektorius gali pasiūlyti, ko neturi kiti sektoriai ar turto klasės? Turbūt, kuom labiausiai išsiskiria, tai matomumu, sakyčiau, technologijų sektorius, nes jeigu daugelio kitų sektorių įmonių investuotojai galbūt net nežino, tai paklauskim bet kokio tūlo lietuvaičio, ar jis žino Microsoft, ar žino Apple, ar žino ten Amazon, ar ten kažkokius panašius vardus, tai turbūt nerasim praktiškai nei vieno, gal pavienius asmenis, kurie tų kompanijų nežinotų. Tai čia iš tos pusės žiūrint, o šiaip dėl vertės ir augimo akcijų, tai aš pilnai pritarčiau Henrikui. Prisiminkim tą patį Microsoftą ne taip seniai, kai pasikeitė vadovybė, Microsoftas apskritai buvo tokia stagnuojanti kompanija, kuri turėjo labai daug bėdų su piratavimu ir panašiai, o šiai dienai tai yra mega gerumo kompanija, mano akim žiūrint, kuri rodo puikų augimą, įvedinėja naujus produktus, vysto dirbtinio intelekto temą ir panašiai. Tai manau, kad tas technologijų kompanijų išskirtinumas dėl naujų produktų, dėl matomumo, dėl augimo potencialo, dėl rinkos prieinamumo, tai tie esminiai dalykai ir yra, ką duoda, ko galbūt kitos kompanijos negali duoti. O tas matomumas ir žinomumas tų didžiųjų technologijų kompanijų, kokią įtaką turi galbūt tai pačiai akcijų kainai, ar dėl to, kad jos yra žymesnės, galima tikėtis, kad, mažmeninių investuotojų tarpe jos yra dažnesnis pasirinkimas būtent dėl to, ar kaip? Aš manau, kad taip, netgi ryškaus vadovo buvimas įmonėje duoda papildomą naudą. Paimkim dvi identiškas kompanijas, jeigu vienos vadovas bus labai gerai visiems žinomas, matomas asmuo, vertinamas, pasitikima jo nuomonė, tai tikėtina, kad ir daugiau investuotojų ryšis investuoti į tą kompaniją. Tai bet kuriuo atveju tas viešas kompanijos atvaizdas, sakykime, matymas ir taip toliau, jisai tikrai duoda savo vertę. Aš gal dar prie viso šito matomumo papildyčiau to, kad po COVID laikais ir po COVID tas vadinamas retailinis investuotojas, kaip lietuviškai, paprastas žmogus. Mažmeninis. Tai jisai labai išprūso, į tą prasme, kad labai konkretus pavyzdys būtų įmonė SML-as, kuris galbūt prieš COVID-19 metais dar savo kaip tik prezentacijos investuotojų būdavo užsirašęs, kad mes esam reikšmingiausia įmonė, apie kurias niekas nežino. Dabar SML-as yra įstatytas į, kaip pasakyti, tokį labai matomą lauką ir įsakama įmonė ir tai vienas iš tų pavyzdžių, kai užtenka to viešumo įmoniai, kad jos kaina pasitrigubintų, nes realiai, kai 19 metais kainavo kažkur 200 rėžėje, dabar virš 600 rėžėje prekiaujasi. Tai įmoniai tas vadinamas sentimentas, viešumas labai daug duoda pridėtinės vertės akcijos kainai. Ne pačiam verslui, bet grinai tai pasitikėjimų įmonės. Kitas pavyzdys yra, kad labai ryškius vadovus kitos įmonės persivilioja, bandydamos apsukti savo investicinę tezę. PayPalas būtų labai puikus pavyzdys, kaip išintų į tai vieną pagrindinių vadovų buvo, dabar yra pasiėmus ir pasistačius kaip CEO, kad atneštų viziją į augimo, sakykime, temą.
irgi matome sentimento pasikeitimą rinkoje į pozityvą. Tai taip, viešumas ir tas stebėjimas žmonių yra labai esminis dalykas. Taip pats pasakai, kad tas matomumas gali padvigubinti kainą. Ar paklausiu kontroversiško net klausimą, tai dažnai šnekame apie technologijų sektorių kaip pervertintą arba tikrai neproporcingai didesnį negu kiti sektoriai. Tai ar būtent tavo požiūrį tada būtų dėl savo žymų brandų, įmonių, produktų, jų vadovų, dėl to galimai būtent ta kapitalizacija yra kur kas didesnė negu ten kokiu nors kitų sektorių? Viena iš dedamųjų, tai ir konkrečiom įmonėm tikrai nebijočiau, kad taip galėtų būti. Taip. Supratau. Gerai, judėkime toliau. Mantvidai, metų pradžioje irgi kalbėjome labai daug apie palūkanų normas. Ir norėtųsi sužinoti tada, kokia palūkanų normos įtaka yra technologijų sektoriui. Ar kažkuo išsiskiria, turi kažkokį padidintą ar kaip tik mažesnį jautrumą palūkanų normų pokyčiams technologijų sektorius, ar ne? Tai turi kaip ir visiems, tik ką mes pamatėme, sakykime, 22-23 metais, kad tos kompanijos, kurios turi stiprius finansinius rodiklius, turi pakankamai laisvų pinigų, tai brangus pinigai duoda ir tam tikrą naudą. Gali tada įsigėti pigiau konkurentus, gali, kaip sakant, gauti daugiau pinigų už laikomus pinigus, už kažkokias pasyvias investicijas ir panašiai. Tai turi įtaką, tikrai taip, brangstantis pinigai pradžioje padaro tą neigiamą tokį efektą, kada vertės pasikoreguoja, bet kaip matom, pinigai neatpigo, bet tos stipriausios, didžiausios technologijų kompanijos rodo tikrai labai stiprų augimą nuo 23 metų pradžios iki šios dienos. Tai manau taip. O tarkim, tas pats mūsų kolega, dabar jau buvęs kolega Artiomas, kalbėjom, kad dar rudenį, iki kol dar nebuvo užaugę tie tokie dideli lūkesčiai dėl palūkanų normų mažinimo, Artiomas šnekėjo, kad stebėkime ilgojo laikotarpio obligacijas ir galbūt technologijų mažos kapitalizacijos įmonės, kurių pelnai yra, labai yra toli numatyti ir būtent prie aukštesnių palūkanų normų, jų galbūt ta vertė yra dėl aukštesnės diskonto normos, mažesnė, o mažėjant palūkanų normom, tada neproporcingai stipriai teoriškai turėtų jų vertė augti. Ar mes pastebime, kad galbūt būtent dėl palūkanų normos mažėjimo lūkesčių mažos kapitalizacijos technologijų įmonės galbūt dabar demonstruoja kažkokį didesnį augimą, galbūt, Henrikai, tu, nežinau, pastebėjai rinkoje. Ar pats galbūt, nežinau, tikėtumės, ar matai logikos šitame scenarijoje, kurį padėliojau? Jo, čia yra viena iš investicinių tezių, iš tikrųjų, kuria būtų galima prekiauti. Yra tam tikrų ženklų mažų kapitalizacijų įmonė, kad taip vyksta, bet tas, kaip pasakyti, kainos pokytis dabar pozityvus yra iš to tikėjimo, kad tai bus. Tai, aišku, mums čia sunku dabar, sakykime, prognozuoti, kaip tas palūkanos, ypač Amerikoje, kokiu tempu jos bus mažinamos, bet rinkas vis tiek žiūri į ateitį. Tai ta tezė yra validi, pasakyčiau taip. Net tam pačiam tokiam mega korporacijom kaip Google ir Microsoft galim labai taip paimti ir įsipjaustyti jų skolą, nes realiai jų dažniausiai labai didelės korporacijos turi susidėliojusios skolos tos popierius 40-60 metų į priekį. Realiai ta dabartinė palūkanų norma jų esamai skolai būna kartais net nemateriali apskritai. Tai kadangi mažosios įmonės, sakykime, tos privilegijos turėti didelį pinigų srautą, kurį būtų įdarbinę į kažkokius tos obligacijas dėl pinigų valdymo, neturi, tai persirefinansavimas tikrai bus jaučiamas 25 metais.
Ir taip šiuo metu panašu, kad bus labai palanki situacija vidutinės kapitalizacijos ir mažos kapitalizacijos įmonėm. Bet čia tik tai viena iš dedamųjų, kodėl mažos kapitalizacijos įmonės šautų į viršų. Na, turim vieną iš tezių, kodėl galėtų augti mažos kapitalizacijos įmonės, bet žinau, Mantvidai, kad visą laiką buvai tas šalininkas, kur pernelyg nesižvalgai mažos kapitalizacijos įmonės ir sakai, kad galime, būdami ne pernelyg išradingi, uždirbti iš didelės kapitalizacijos įmonių. Tai aplamai pastaruoju laikotarpį diskutavome ir su tavimi, kad jau pakankamai ilgą laikotarpį matome, kaip didelės kapitalizacijos įmonės pasirodo geriau negu mažos kapitalizacijos įmonės. O kaip yra technologijų sektoriuje? Ar ta pati tendencija išlieka, kadangi vis tiek, kalbant iš mažmeninių investuotojų perspektyvos, yra populiaru ieškoti tų vadinamų mažos kapitalizacijos įmonių, technologinių, kurios galbūt yra naujas Amazonas ar naujas Apple, kuris gali šauti labai greitai ir stipriai į viršų ir ten daug kartų padidinti savo vertę. Tai kaip technologijų sektoriui mažos kapitalizacijos įmonės prieš didelės atrodo? Pastaruoju metu geriau atrodo didelės, ką mes ir matom. Prieš, nežiūrint į 21 metus, didelės irgi geriau atrodė, paskutinis ten turbūt 10 metų. Vienintelis periodas, kada buvo labai ženklus įsiskirimas, kada būtent mažos kapitalizacijos kompanijos geresnius rezultatus turėjo, tai būtent buvo 21 metų pradžioje, kada, kaip aš mėgstu sakyti, skraidantis dronai, taksi, elektromobiliai, visos fix idėjos, kurios ten galbūt 100 metų yra per ankstyvos, jos buvo labai labai trendinančios, labai ant bangos ir labai išsiskyrė savo rezultatais, dėl to galbūt dalis investuotojų tikėjo, kad pelnus uždirbti labai lengva. Aš nesakau, kad iš mažų kompanijų negalima uždirbti, ta prasme, tikrai galima, tik tais turi būti ir sėkmės faktorius, turi būti ir namų darbų tam tikras kiekis. Mes įmonėje turim tokią gerą istoriją, kai žmogus, dabar tik nenoriu pameluoti su metais, ar tai buvo 2012 ar 2013 metai, pirko Nvidios kompanijos akcijas, ten grubiai už $1000 ar $2000 ir taip spėčiau, kad tą investiciją apskritai pamiršo ir paliko iki beveik šių dienų. Tai ta investicija viršijo $100,000 vertę. Tai toksai, maža kompanija tikrai gali užaugti, ne visos jos užauga, bet ar kaip lengviau uždirbti pinigus, mano praktika rodo, kad su didžiaisiais vardais turi mažiau volatilumo, mažiau streso, mažiau galbūt klaidų pridarai ir tas investavimas toks nuoseklesnis gaunasi. Henrikai, tavo požiūrių rizikos ir grąžos santykis, ar verta dairytis į tas mažuosius, taip sakant, verslus, kurie turi didelį augimo potencialą, ar vis dėlto nuosaikiau, konservatyviau, saugiau kaip Mantvidas? Aš manau, kad visas įmonės reikia vienaip ar kitaip pasižiūrėti, niekada nežinai, ką rasi. Šiuo metu rinka tikrai yra kažkiek įsikreipus iš tos prasmės, kad didžiosios įmonės daug geriau, kaip paskaičiau, laiku uždirba tą savo akcijos pokyčių, bet man atrodo, kad šitas ateina šiom dienom iš noro investuotojų investuoti, nes yra laisvų pinigų, bet nenoro šiuo metu gilintis per daug ir prisimti papildomos rizikos. Tau yra daug lengviau pasimti mega korporaciją, kuri turi maržą 40-50% ir nesukti galvos, ir jinai istoriškai šiuo metu performina, ir tu pamiršti tą gal pasisakymą, kad istorija neparodo ateities ir rame sąžinė didėja tas didelės įmonės. O tikrai yra ir vidutinės ir mažos kapitalizacijos įmonių, kurios ir šviežiai listinguotų, kurios kūrė produktus, kurie yra svarbus, sakykime, ateičiai. Ir aš kalbu labiau ne apie tą softverą, ne apie programinį įrangą, aš labiau galbūt koncentruočiausi šitoj vietoj technologiją
galbūt kažkiek semikonduktoriai, galbūt kažkokia labai specifinė technologija, gal vėžio gydymo, radiacijos švitinimo kažkokia įranga, medteko visa tema yra labai įdomi ir nesustojanti, sakykime, besivystymui. Tai jo, reikia, tiesiog manau, kad reikia žiūrėti labai plačiai, nes realiai kartais net, jeigu tu pamiršti žiūrėti mažosius žaidėjus, ilgojų periodo gali būti, kad tu labai pasigailėsi šito sprendimu. Ką Mantvydai galėtum atsakyti į tokį Henriko pasiūlymą? Iš dalies pritariu, iš tos pusės, kad ženkliai lengviau yra atpirkti didžiuosius vardus, su mažaisiais vardais reikia daryti namų darbus. Ta prasme, tiesiog perkant kažką, kad kažkas yra nukritęs ar šiek tiek pakilęs, nesigilinant daugiau į pačią kompaniją, tai yra kaip loterijos bilietų pirkimas. Tai kiek įdėsi pastangų, kiek įdėsi darbo, jeigu dar lydės sėkmė, tai tas materializuosis. Tik tais, kaip sakant, yra turbūt daug didesnis kiekis valandų darbo reikalaujantis. Taip, dar aš vieną buvau pasirašęs tokį klausimą, kas liečia investavimą į didžiasias tas korporacijas technologijų, tai kad iš tikrųjų yra vertės investuotojų arba nebūtinai vertės investuotojų tokia grupė, kurie duoda kritiką investuojantiems šiuo metu į didžiasias korporacijas, kurių kainos ir pelno santykis, price to earnings ratio, yra apie 35 ir daugiau. Ir čia, pavyzdžiui, skaičiau internete tokią sąlygą, tai yra, kad investuojant į tokią įmonę ir tikintis, kad per 7 metus akcijų kaina padvigubės, kas yra visai, sakykime, suprantami lūkesčiai, ir tuo pat metu tikintis, kad price to earnings ratio sumažės iki S&P 500 vidurkio 20, reikėtų tokiu atveju, kad įmonė padidintų per tą patį laikotarpį, įmonė padidintų savo pelną 4 kartus. Tai yra, kad po 7 metų akcijos kaina būtų dvigubai didesnė ir price to earnings ratio būtų apie 20. Ką tu galėtum atsakyti tokiems, sakykime, šitiems žmonėms, kurie taip masto, kad kiek žmonių, tiek nuomonių, jeigu būtų visi su viena nuomonė, tai mes turėtumėm arba pirkėjus, arba pardavėjus, nebūtų kitos pusės. Ar būna pervertintos tos, sakykime, technologijų kompanijos? Taip, būna ir nuvertintos, matėm, kada tas pats Facebookas, dabar Meta, buvo beveik iki tų, kaip čia lietuviškai pasakyti, ne dvigubų pi skaičių, bet viengubų beveik nusileidęs, ar tai ten 10 buvo. Ir dabar turim priešingą tą situaciją, tai būna tų nukrypimų, bet ar negali kompanija paaugti dar 2 ar 3 ar 4 kartus, tikrai gali būti. Pasižiūrėkime Amazono kompaniją. Ten pi rodiklis turbūt nuo pat 12 metų buvo arti 100. Ir Amazonas kiek užaugo? Labai labai daug. Paimkim tą pačią Teslą, ten turbūt tie pi rodikliai irgi labai panašus ir visada labai aukšti, bet yra augantis verslas, yra žmonės, kurie tiki, ne visada net fundamentaliai gali pateisinti vertes įmonės, bet tai nereiškia, kad investuotojai tų kompanijų nepirks. Ir sakykime, jeigu tu neperki, galvoji, kad kažkas kris, tai tada tau lieka tik 2 opcijos. Arba tu būni piniguose ir lauki, kada pakris, tai čia turbūt paprastesnė opcija. Antra opcija yra shortinti rinkas. Tai yra, kai tu pasiskolini akcijas, parduodi jas į skolą ir tikėsi atsipirkti pigiau. Tai ta antra opcija, sakykime, šioje vietoje, jeigu jau imant už liežuvio, kaip sakant, tos vertintojus, tai prašau, įrodykit pinigais. Ir čia drąsus betas ant to, kad jeigu kažkas turi pi 30, vieną ant šitų rodiklių vertinant, tikėtis, kad bus kažkada 17-18, čia niekada gali negrįžti. O gali grįžti. Čia toks daug dedamųjų. Vat ir norėčiau iš tikrųjų toliau pereiti prie to, kaip jūs vertinate technologijų bendrovės, jų potencialią vertę, tai pats kiek daug kreipi dėmesio į tos
populiariausius daugiklius, tai va, price to earnings, enterprise value padalinta iš revenue ir visi kiti. Aš galbūt labiau žiūriu, sakykime, ketvirčio rezultatus. Ar įmonė parodo geresnius rezultatus, negu buvo planuota, sakykime, iš analitikų pusės, ir kokios prognozijos yra duodamos kitiems ketvirčiams. Tai čia turbūt yra svarbesnė dedamoji negu P18 ar 20, kuris, aišku, galima pasilyginti, jeigu dvi identiškos kompanijos, ten bus viena, ten 10 pelnas akcijai, kita bus 20, tai ta turėtų pigesnė rodyti geresnius rezultatus, ne? Bet praktikoje tas nebūtinai veikia ir dažnu atveju geresnį rezultatą parodys būtent ta kompanija, kuri tiesiog turėjo gerus ketvirčio duomenis ir dar sako, kad mes kitą ketvirtį turėsim dar geresnius rezultatus. Tai aš labiau ketvirčio duomenis, sakyčiau, žiūrėčiau. Kaip tau, Henrikai, daug kreipi dėmesio į santykinius daugiklius? Technologijų konkrečiai sektorių analizuojant. Tai yra viena iš mūsų dedamųjų, taip, kurią lyginame su konkurentais. Tų, sakykime, investuotojų mąstymų ir strategijų yra N. Kartais tikrai yra geriau pirkti įmonę su 60 PI negu su 8. Ir galbūt Nvidia vienas iš pavyzdžių būtų. Ir netgi yra vienas iš tokių tradinimo strategijų gan populiari rinkoje, kad kuo labiau didėja kas ketvirtį PI, to įmonė yra geresnė. Ir, sakykime, taip, nuo 60 iki 600 PI pakilti yra normalu ir sveika kai kuriems investuotojams tokias akcijas pirkti. Ir tas grąžos gal ir grįžta. Yra daug pavojingiau, kai aukštas PI ir jis pradeda trauktis. Tada tai jau nenorėtum būti toj pozicijai. Bet jo, mes, kaip pasakyti, viduj, kai žiūrim įmonės, mes turim tą kompleksinį vis tiek vaizdą, tai mes ir fundamentali analizė, ir sentimento analizė, ir makro analizė eina įmoniai. Vis tiek mes prisiskiriam tą dedamąją, kas tai per įmonė, dividendinė vertės ar augimo, ir tai yra visiškai skirtingi punktai, kurie tada yra įmonėje aktualu. Tu vertės įmonė visiškai kitaip nagrinėsi negu augimo įmonė. Augimo įmoniai realiai pelnas nėra, pajamos nėra svarbu, yra tik pelnas svarbu, augimas karksu, kad jis būtų teisingas ir didelis, ir tokia įmonė 30 PI galbūt net yra labai sveika turėti, bet jeigu jau vertę žiūri, tai tikrai jau nenori imti 16 PI įmonę, kai rinkai, sakykime, visi piersai yra kokie 14. Tai jo, žiūrim, bet tai yra tik tai viena dedamųjų. Gerai, tai tiesiog paminėjai, kad dedamųjų daug, bet pernelyg, sakykime, nebuvai konkretus. Ar galėtum kažką tokio išskirti, kas tau atrodo galbūt svarbiausia tavo individualių požiūrių, tiesiog atsirenkant technologijų įmonės? Tas pačias, paimkim paprastą pavyzdį. Sakykime, nusprendžiau išsirinkti kažką iš tų mūsų deimančiukų, didžiosios kapitalizacijos įmonių. Na ir kaip man atsiskirti, pagal ką aš atsirinksiu, ar imti Microsoft, ar Apple, ar Google, kurios yra visos atrodo geros, visos auga, didelės, brangios ir panašiai. Pateik savo receptą. Prispaudžiau į kampą šiek tiek. Prispaudėjai. Galbūt toks labai paprastas mąstymas šiuo atveju būtų taip. Jeigu aš neišlendu iš indeksinės įmonės, indeksinė įmonė tai ta, kuri bus S&P 500, Nasdaq 100 arba Europos 600, jeigu aš apsisaugau save jau ant kapitalizacijos rėžio, ir likvidumo, tai aš tada 2 punktus turėčiau omeny. Ar aš suprantu produktą ir ar ta įmonė sugeba auginti maržą. Šiuo metu buvo labai toks vienas galbūt esminių punktų, ką žiūrėjo labai investuotojai, tai maržos nesitraukimas. Ir jeigu dar sugebi tokiam periode auginti maržą, tai parodo labai premium kokybę įmoniai,
kuri realiai tau jau kaip investuotojai yra žalia šviesa pirkti tokią įmonę. Tai jeigu aš suprantu produktą ir aš, sakykime, negaliu skirti labai daug laiko analizuotis finansinius rodiklius, nors labai reikėtų tai daryti, tai bent jau pasižiūrėk maržą. Ar jinai nesitraukianti yra. Ir ar sugeba jie išlaikyti tam tikruose rėžiuose, kai kurios įmonės sugeba ir 40 ir 50% maržą išlaikyti, tai tada jau... Aš tiesiog pasakėjau ir pradėjau mąstyti apie Nvidia, ten maržos tokios, kad nežinau, kur ten dar į viršų lipti, bet, supratau. Mantvidai, turi savo kažkokį receptą, pagal ką pirmiausia atsiskiria įmonės, kuri gražesnė? Tai vienas iš tų, sakykime, ką ir Henrikas paminėjo, dėl tų pačių maržų. Kitas dalykas, paskutiniu periodu, ką žiūrėjau, tai yra skolos lygius. Ta prasme, kad įmonė neužsiskolintų per daug, kad būtų tas nuoseklumas kažkoks išlaikomas. Ir bendras naujienų srautas, ta prasme, ar kompanija į kažkokią geresnę pusę juda, ar kažką naujo vysto, ar kažkur plečiasi, ar ten turi bėdų su kažkokiom rinkom, kas paskutiniu metu labai svarbu, sakykime, tam tikriems sektoriam, nekalbant ten vien tik tais apie technologijų kompanijas, tai buvo Kinijos rinkos susitraukimas, nes, pavyzdžiui, paimkim tą pačią Europą, automobilių sektorių, tai dar prieš 10 turbūt metų didžioji dauguma Europos automobilių gamintojų savo plėtrą piešė kaip išėjimą į Kinijos rinkas. Ir ką mes dabar matom, kad tie patys kinai ateina pas mus ir negana to, kad konkurencija didėja, tai dar ir Kinijos ekonomikos lėtėjimas duoda savo vaisių. Tai aš ir naujienas skaitau ir tos rodiklius žiūriu ir būna dar tas toks vidinis pilvo jausmas, kaip sakant, kur aš, pavyzdžiui, dabar labai tikiu to dirbtinio intelekto panaudojimu. Ir manau, kad čia yra didelis proveržis visame kame, nes nežinau, kuom tai galutinai išsivystys, sakykime, bet ką duos, tai duos produktyvumo padidėjimą. Ir galbūt kažkokių nepatogių, lėtų darbų pagreitinimą, pagerinimą, ten išėjimą į kažkokias rinkas ir panašiai. Tai dėl to tos pačios technologijų kompanijos, kurios tą dirbtinį intelektą vysto, turbūt ir turi tą antrą bangą. Ir dar neaišku, ar su laiku mes nepamatysim kokio nors Microsoft Securities, ar ten dar kažko asset managemento, kur dirbtinis intelektas investuos į kompanijas. Tai čia visai gali būti. Nesitikėjau, kad dabar, bet vis tiek palėtė tą temą, kad dirbtinis intelektas ir kartu jį paminėjusi labai didelę korporaciją technologijų. Vieną iš klausimą, kurį norėjau paklausti, tai kaip jūs abudu aplamai matote tą tendenciją, ar gali technologijų įmonės plėstis už savo srities ribų, tai yra už technologijų sektoriaus, pavyzdžiui, kodėl klausiu šio klausimo, Kinijoje didžiosios korporacijos, jos technologinės pradėjo plėstis ir į bankininkystę, ir į visiškai kitas sritis. Dabar paminėjai, kad Microsoftas galbūt turės Microsoft Securities investavimo kažkokį robotą, šiaip bendroji ta tendencija, ar didžiosios technologijų įmonės pagal tavo atrodo, kad ateityje turi perspektyvą galbūt dominuoti ir kitose sektoriuose? Aš manau, kad įmonės negyvena burbule ir kad jos žiūri visų įmanomų plėtros galimybių, jeigu matys kažkokią aiškią viziją, kur gali uždirbti papildomus pinigus, tai manau, kad daugelis jų tą bandys ir padaryti. Amazonas galbūt būtų vienas iš tų pavyzdžių, kuris iš vis kaip nežinau, kaip su jos pavadinti, kaip venture capital, sakykime, tipo įmonė investuoja į daugelį sričių, didelė dalis miršta tų verslo idėjų, bet kažkas išauna, taip jie, sakykime, nuo knygų kompanijos patapo viena didžiausių debesijos kompanijų, kuris savo laiku turėjo turbūt 80% visos rinkos, dabar kiek, Henrikai, apie 60 turbūt, ne? Jeigu taip tam tikrai segmentai žiūrint, tai jau galim sakyti 60. Tai aš manau, kad
jie tą daro tos įmonės pastoviai, tai prasme, ir tik tais tiek, kad mes sužinome tik tais apie tas sėkmės istorijas, o būna N precedentų, kur kažkokios investicijos nepasiteisina ir jos tiesiog lieka knygose. Henrikai, ar manai, kad didžiosios kapitalizacijos įmonės vis labiau plės savo įtaką ir užgoš kitas, plės savo veiklą už savo sektoriaus ribų? Ir taip ir ne. Čia labiau galbūt yra managemento decisionas, sprendimas. Manau, kad didžiosios korporacijos joms yra patogiau investuoti į kažkokius vienetus, neprisijimant valdymo rizikos. Tai jie galbūt labiau taip diversifikuoja savo laisvus pinigus. Manau, kad visos įmonės turi mini, arba netaip jau ir mini family offices įmoniai, kurie tas investicijas diversifikuoja ir deda į kažkur. Esminis dalykas, kad nei vienas didelis konglomeratas nesėdi ant laisvų pinigų. Ta balanso eilutė pinigų, jinai tikrai bus įdarbinta į kažką, nes pinigai kainuoja ir tikrai tokias įmonės nedaro klaidos neįdarbinti pinigus. O ar Microsoftas turės savo banką? Abejoju, bet visko gali būti, kaip pasakyti. Supratau, gerai. Atsiprašau, kalbėjom šiek tiek jau apie tendencijas. Henrikas pasakė, kad medtechas yra labai įdomi kylanti sfera, Mantvydas apie dirbtinį intelektą. Tai faktas, kad pastaruoju metu daugiausiai girdėjome apie dirbtinį intelektą, kaip naują tokią technologinę bangą, tačiau pačiam technologijų sektoriuje ar matot kažkokių dar naujų temų, sferų, galbūt kas vis dar aktualu arba naujos kažkokios karštos temos, į kurias atkreipėte dėmesį arba stebite aktyviai? Naujų technologijų. Naujų technologijų kažkokių bangų, kaip medtechas ar dirbtinis intelektas, sričių kažkokių. Man tai labai įdomu, kur šiuo metu juda kvantinio kompiuterio, kaip pasakyti, tema ir jo galimybę atsirasti, sakykime, prie realiai, tai jo kvantinio kompiuterio galimybę atsirasti paprastų žmonių namuose. Dabar mačiau kaip tik antraštę, kad jau 1000 kubitų kompiuterį bus galima įsigyti privačiam sektorije. Tai aišku, čia reikėtų verifikuotis, kiek čia yra teisybė, bet jeigu, sakykime, viešajam sektoriui atsiranda tokio galingumo kompiuteris, tai mūsų visi slaptažodžiai jau yra pasenę labai smarkiai ir ten, kiek skaičiau, tai porą researchų, tai kriptologijos tema, tai prie tokio pajėgumo kompiuterio, tai netgi Bitcoino chaino verifikaciją galėtum padaryti fiktyvę ir tave autentifikuoti kaip savininką tų kriptovaliutų ir čia būtų labai didelis, galbūt net ir kriptovaliutos crashas. Tai labai įdomu, nes realiai tas galimybė skaičiuoti greičiau atvers labai daug galimybių per visur, tiek medicinos tyrimuose, tiek inžinerijoje. Man rodos, kad labai dešimtmečio bėgyje, 15 metų bėgyje labai pasikeis, kaip mes dabar gyvenam ir apskritai kaip rinkos atrodo. Ar galima įsigyti kažkokių akcijų, kurios yra vienaip ar kitaip susijusios su kvantinė mechanika, kvantiniais kompiuteriais vystymu ir taip toliau? Tai ant liežuvio guli IBM'as ir Google'as. Tik tai Google'as ten savo visą tyrimą laiko, jeigu neklystu, čia reikia, aišku, pasitikslinti privačioje įmonėje, kad netiduoti viešajam sektoriui šitą dalyką. O IBM'as irgi vienas iš žaidėjų. Aš kiek prisimenu, yra 6 įmonės, kurios užsijama kūrimu,
Bet dar per anksti šnekėti, sakykime, apie tą visą technologiją, jinai yra čia, mes tik tai nemokam su ją bendrauti, kalbėtis, tą vadinamą interfeisą. Tai labai bus įdomu, sakykime, dešimtmečio bėgyje, kaip. Nes jeigu dirbtinis intelektas, kvantinis kompiuteris, virtualus pasaulis, Apple akinukai, tokia netgi distopinis vaizdas, kai kurios žmonės galėtų įsivystyti iš viso šitą dalyką, bus matyti. Manfredai, kažkokiu pats turi industrijų idėjų? Šiuo metu nelabai sakyčiau, kad kažkas taip išsiskirto. Aš gal labiau iš tų technologinių kompanijų galvoju, kad gali būti proveržis karo pramonėje kažkoks. Ką mes pamatėm per pastaruosius 2 metus, kad tankas už keliolika, sakykime, ar keliasdešimt milijonų gali būti susprogdintas su dronu kelių šimtų dolerių vertės. Tai manau, kad šičia bus kažkokie proveržiai, tam yra daug lėšų dabar skiriama, ieškoma naujų technologijų ir panašiai, tai nenustepčiau, kad šičia dar bus kažkoks toks naujas poslinkis į priekį. Taip, ir iš tikrųjų teko skaityti kelių agentūrų tyrimus, tai bent jau 23 metais absoliučiai dominavo įmonės, kurios teikia labai aukštųjų technologijų sprendimus susijusius su skaitmenizacija karo pramonėje. Tai būtent matosi ta tendencija, kad aukštųjų technologijų sprendimai dabar karo pramonėje gauna arba laimi investuotojų balsus. Tai įdomu iš tikrųjų stebėti, bet dabar norėčiau dar ir paliesti kitą dalyką, apie ką dar kol kas pernelyg nekalbėjome, tai rizikos. Ir jeigu jau ir kalbėjom apie tą pačią karo pramonę, tai ryškiausia rizika, apie kurią aprašinėja irgi visi investiciniai bankai vis dar, kalbėdami apie šią pramonę, tai yra tiekimo grandinė ir priklausimas nuo, tarkim, nepakeičiamų tiekėjų tikrai būna. Tai kalbant galbūt ir ne tik apie karo pramonę, bet ir apie visą technologijų sektorių, kaip jūs išskirtumėt tą jautrumą arba riziką tiekimo grandinės sutrikimams, kuriuos vis dar jaučiame po COVID-o, plus dar turime tą visą protekcionizmo, sakykime, bangą ir bandymo sukurti vidinės tiekimo grandinės savo šalyse, grąžinti fabrikus. Labai ryškiai matome visas paskatas JAV su Inflation Reduction Act. Tai kaip jūs matote dabartinę situaciją tiekimo grandinės technologijų sektoriuje? Kokie iššūkiai, kiek tai yra svarbu? Tai dabar, kur mes turim, tai turbūt vis dar labai didelė vakarų priklausomybė nuo Kinijos visos rinkos, kur santykiai įtempti, bet priklausomybė gal tik šiek tiek sumažėjo ir bet kokią gamybą iškelt atgal į Ameriką, tam reikės turbūt 3-4 metų, aš taip spėčiau, ta prasme, kad paleist fabrikus arba ten peralokuoti juos į Meksiką, į Indiją, ta prasme, į kitus draugiškesnius regionus, kur matau dar tokį rinkos nukrypimą bendrą. Tai visas ESG judėjimas iš tos pusės, kad šiai dienai mes esam labai stipriai priklausomi savo geopolitiniam kontekste nuo karo pramonės, o dauguma fondų, kurie yra apsibrėžę, kad mes esam socialiai atsakingi, negali investuoti į tas kompanijas, kurios galbūt išgelbės mus ateityje nuo kažkokių didesnių bėdų. Tai yra daug tų išsikreipimų ir, pavyzdžiui, iš tų tokių artimiausių tiekimo grandinės bėdų, kurios galbūt ne visai susijusios su karo pramonė, tai sakyčiau, tas pats Raudonosios jūros konfliktas, kuris tiesiog gali laiko prasme ištempti tiekimo grandinės ir kažkas negavo varžtelio, kažkas nesurinko kažkokios dalies, neprisuko rato ir taip toliau. Ir vėl lygioje vietoje grįšim į kažką panašaus, kas buvo 20 metais. Tai tų rizikų visokių yra, tiekimo grandinės jos jautras. Kaip didelę riziką matau bet kokius karinius veiksmus Taivano atžvilgiu,
nes Taivanas yra iš vienos pusės labai didelis gamintojas puslaidininkių sektoriui, ne? Iš kitos pusės, jeigu Kinija padaro kažkokius blogus, sakykime, veiksmus, ne, šiuo atžvilgiu, tai klausimas apskritai, ar JAV neuždraus savo gamintojams su Kinija dirbti. Ir tada vėl turėsim bėdų. Tai čia tokių niuansų yra nemažai. Henrikai, kokią įtaką ir kiek stipriai gali paveikti technologijų sektorių ir visą tiekimo grandinę prastėjantis JAV ir Kinijos santykiai? Trumpuoju periodu tai neįsivaizduojamai reikšmingai. Tas pirminis šokas, sakykime, tokio įvykio, tai net sunku prognozuoti, bet, sakykime, indeksai minus 20%, man rodos, lengva ranka galima būtų tokį skaičių sakyti, trumpuoju periodu. Bet čia apie kokio masto mes kalbam, čia jeigu jau koksai, nežinau, didelis, tai yra invazija į Taivaną, ar tokio lygio? Jeigu karinės pajėgos atsiranda saloje ant žemės, manau, kad toks judesys šokinis tikrai rinkom būtų. Pagal dabartinės, sakykime, įsipareigojimus, tikimo grandinės ir ką gamina Taivanas, tai tikrai, man rodos, čia lengva ranka, kaip sakiau, galėtų būti toks judesys. Bet yra labai reikšmingai per pastarosius 5 metus padaryti žingsniai tiek Europos, tiek Amerikos ir kitų šalių, sakykime, tokiam, niekas nešneka atvirai apie tai, bet visi kažkaip ruošiasi ir tas pats Intelio Foundry atsidarimą, investicijos 100 milijardų, ASML perselokavimai tam tikrų irgi verslo unitų. Patentų visas registrų persikėlimai rodo, kad geriau ruoštis blogiausiam, tikėtis geriausia ir tai galbūt ir sušvelnintų tą visą įvykį. Tikiuosi, kad taip nebus, bet jeigu ir būtų, išgyventume. Bet kaip pasakyti, visą laiką vienas duris susidaro, kitas atsidaro. Tai tuo metu, jeigu, sakykime, galbūt net tada drąsiau reikėtų užeiti į pozicijas ir persilokuoti portfelį, prisijimti, sakykime, tą minusą iš pozicijos ir persidėti kitas įmonės. Blogiausias dalykas tai būtų užsistagnuoti baimėje, kas bus rytoj. Realiai tada jau, jeigu jau tai įvyksta, tai būnam tada investuotojai, žiūrim, kokią situaciją turim, kokią informaciją turim ir darom tada reikšmingus ir ryžtingus sprendimus pagal dabartinę turimą informaciją. Geriausia, ką galim padaryti. Tai, kaip pasakyti, netgi jeigu ir taip COVID laikus, prisimenant, šnaresiai prasidėjo, visi ignoravo, po 3 savaičių rinkos minus 40. Tai tas, kas nebijojo prie minus 20 prasiduoti ir atsipirkinėti, kai buvo viskas minus 40, minus 46, išlošė labiau negu tie, kurie visą tą periodą pralaukė. Netgi ir nieko nebūtum daręs, toj situacijai tau, sakykime, taip dėkingai rinkos atkilo atgal, bet tas, kas priėmė ryžtingus sprendimus, tuo metu uždirbo dar daugiau. Pasakyti, investavimas, net ir ilgalaikis investavimas, tai yra strategijos turėjimas. Visą laiką reikia, o kas jeigu taip? Tai planas investicinis negali apsiriboti, kad viskas bus gerai rytoj. Visą laiką kartais būna porą dienų blogų. Žodžiu, strategijų visą laiką turėti
daug scenarijų ir visą laiką turėti tas kažkokias išeitis. Tai ne veltui visą laiką tiek mes, kai apžvalgas rašom, ar didieji bankai rekomendacijas netgi paduoda jau, tai yra rizikų eilutė. Net finansinėse ataskaitose kiekvienos įmonės yra N lapų prirašyta įmonės rizikos. O struktūriniai rizika visą laiką egzistuoja, mes jos negalim atsikratyti ir kol rinka egzistuos kaip dalykas toksai žemėje, tai visą laiką struktūrinė rizika bus ir tai jas tiesiog negali ignoruoti. Tu ją pamiršti, nes jinai yra, sakykime, tyliai patogi tavo kažkur ten pasąmonėje, bet jinai yra. Dar viena rizika, kurios nepaminėti iš tikrųjų nei vienas, tai yra reguliacinė rizika. Ir tai labai liečia, Mantvidai, tavo pamėgtą dirbtinį intelektą, apie kurį kalbėjai nemažai. Nuo to proveržio, kurį asocijuojam su ChatGPT galbūt išėjimu, visą laiką girdėjom, kad galbūt Kinija buvo kaip tas, kuris griežčiau reguliuoja dirbtinį intelektą, o vakaruose nespėjom dar kažkaip net atitinkamai sureaguoti. Daug yra akademijų tų diskusijų, kad galbūt jau pavėluota ir panašiai. Kaip pats žvelgi į šį klausimą dėl dirbtinio intelekto reguliavimo, kuris iš tikrųjų vis dar išlieka atviras klausimas, ar gali galbūt paveikti tą patį įmonių iš tikrųjų pasirodymą arba galimybės šios technologijos vystytis? Kaip vertini tokios rizikos mastą? Tai reguliacija kažkokia turėtų būti, bendro žaidimo taisyklės, bet ar reguliacija sugebės sustabdyti tą technologiją, tai manau, kad ne. Ir manau, kad džinas jau yra paleistas iš butelio ir bet koks reguliacinis procesas yra bėgimas paskui traukinį ir bandymas kažkaip prilėtinti jį, kad jis važiuotų tiesiai, o nesiblaškytų, bet nemanau, kad padarys kažkokią didelį įtaką. Tiesiog. Čia galbūt labiau klausimas bus su dirbtiniu intelektu dėl autorystės teisių, sakykime, dėl visokių kūrinių rašymo, dėl plagiatų nebuvimo ir šito kampo, ką bandyt galėtų sureguliuoti, bet kaip tu tą technologiją daugiau panaudosi, čia neįsivaizduoju. Sakykime, uždrauskim mes naudotą kaip čia, nežinau, lietuviškai jos įvardant, technologiją, kuri atvaizduoja žmogų, kurio iš tikrųjų nėra, arba fiktyvų žmogų padaro, ką mes ten jau turbūt daugelis internete matėme, kad šneka Petras Petraitis, bet atrodo kaip Antanas Antanaitis. Ir balso tembras sutampa, ir išvaizda sutampa. Tai tu gali riboti tas technologijas, bet bus tikrai dalis rinkos dalyvių, kurie apeidinės bet kokius ribojimus. Tai manau, kad džinas yra paleistas ir kad čia atgal nebeatsuks. Džinas yra paleistas, atgal laiko neatsuksi. Kągi, kolegos, norėčiau jau mūsų pokalbį apibendrinti. Nežinau, padėkit man apibrėžti, kokius pagrindinius punktus apšnekėjom. Tai pirmiausia, galbūt kalbėjomės, kad apie ar technologijų įmonės gali būti augimo vertės arba dividendinės, tai ko gero sutarėme, kad kiekviena įmonė išgyvena savo ciklą. Vėliau kalbėdami apie mažos kapitalizacijos ir didelės kapitalizacijos bendrovės, ko gero priėmė išvadą, kad rinką reikia stebėti visada, bet ko gero saugesnė ir konservatyvesnis pasirinkimas būtų pernelyg nesižvalgant rinktis didesnės kapitalizacijos bendrovės. Kalbant apie rizikas, tai akivaizdu, kad geopolitinės rizikos, tiekimo grandinės rizikos susijusios tiek su dabartiniu vykstančiu konfliktu prie Raudonosios jūros, tiek ir vis dar išliekančiais įtemptais santykiais tarp JAV ir Kinijos liečia technologijų sektorių išties stipriai. O kalbant apie vertinimą, ko gero, nei vienas neminėjote, kad labai jau stipriai žiūrite į tos tradicinius vertinimo modelius, tai yra daugiklius ar diskontuotų pinigų, laisvų pinigų srautų modelį, tačiau vis tiek išlaikote tai kaip vieną dedamųjų, bet girdėjau, kad tiek vienas, tiek kitas pasirinkate tam tikrus kintamuosius, kurie aktualūs būtent šiam periodui. Tai būtent Henrikas atkreipė galbūt dėmesį daugiau į maržas,
kad jos išliktų augančios, ypač dabartiniu laikotarpiu prie aukštesnių palūkanų. Mantvydas stebėjo palūkanų normos skolos lygius. Tai nežinau, galbūt kažką praleidau, dar norėtumėt pridėti? Šiai tinklalaidai, man rodos, užteks. Šiai tinklalaidai jo. Gavom iš tikrųjų pastabų tiek iš jūsų, tiek iš savo komandos narių, kad galbūt per plačiai darome savo tinklalaidės, nesusisiaurinam pakankamai temas, tai man atrodo šį kartą nepavyko išpildyti vėl šitą prašymą ir labai plačiai pasikalbėjom, bet kokiu atveju dėkoju visiems klausysiems ir noriu priminti, kad tai nėra pasiūlymas pirkti, parduoti ar laikyti šioje tinklalaidėje minimus vertybinius popierius. Prieš priimant investicinį sprendimą rekomenduojame pasitarti su jūsų finansų konsultantu bei vertinti visas su finansinė priemonė susijusias rizikas ir kitas jums reikšmingas aplinkybės. Na, kolegos, tai dar kartelį ačiū Jums labai. Dėkoju klausysiems. Jeigu patiko šis turinys, sekite mus socialiniuose kanaluose, YouTube ir LinkedIn. Tie, kurie mėgstate galbūt klausyti podcastų arba mūsų rinkų apžvalgų audio formatu, galite sekti mus Spotify arba Apple Podcast platformose. Komentuokite, leiskite žinoti, ką norite pasikviesti, dabar ne tik išgirsti, bet ir pamatyti mūsų studijoje. Rašykite, kokiamis temomis norite, kad pasišnekėtume. Dar kartą Jums dėkoju, su Jumis buvo Orient komanda, aš Povilas Petručionis, Mantvydas Žiekas ir Henrikas Misiūnas. Dėkoju, kad klausėte ir iki kitų kartų.